Šiandien iš Dnipropetrovsko krypties atskriejo įdomių naujienų. Čia rusų linijos pradėjo byrėti, kai ukrainiečiai pralaužė frontą ir atsikovojo svarbias pozicijas. Tačiau Ukraina neduoda priešui laiko prisitaikyti ir atidarė antrą puolimo ašį iš šiaurės, taip sukeldama rusams dar didesnę grėsmę. Ukrainos pajėgos pasistūmėjo prie Huliaipolę, sukurdamos pirmą reikšmingą plyšį rusų pozicijose iš vakarų ir šiaurės vakarų, nustumdamos juos toliau už Haichuro upės. Dabar jos išnaudoja šį proveržį, pradėdamos antrinį puolimą iš šiaurės, netoli Velyko Mikhailivkos. Ši nauja puolimo kryptis papildo pradinį puolimą, atakuodama rusų iškyšulį iš šonų, kol rusai koncentruojasi jį ginti iš vakarų. Nauji veiksmai siekia atsikovoti kaimus palei pradinę Ukrainos gynybos liniją ir sunaikinti rusų placdarmą už upės. Ukrainiečiai pradėjo naują puolimą iš šiaurės trimis atskiromis kryptimis. Pirmiausia, jie surengė šturmą link Višnevo palei Jančuro upę, kad apeitų Verbovę iš vakarų ir stumtųsi į priekį. Tuo pat metu antra kryptis papildė pirmąją, tiesiogiai atakuodama Verbovę, siekdama atgauti kontrolę šiaurėje nuo gyvenvietės esančioje gynybos linijoje. Trečiasis puolimas buvo nukreiptas į Ternovę, kad apsuptų kaimus į šiaurę nuo gynybos linijos. Tai atkerta rusams kelią gauti pastiprinimą, nes jų technika negali pravažiuoti per gynybos liniją, kurią sudaro įvairios prieštankinės kliūtys. Užtikrinus šių kaimų kontrolę, Ukraina atgavo svarbias gynybinės pozicijas palei antrąją gynybos liniją, kuri iš dalies buvo rusų rankose. Ši taktinė sėkmė leidžia geriau gintis nuo būsimų rusų puolimų ir sudaro galimybę dar gilesniam proveržiui į pietus. Siekdami apsaugoti savo operaciją nuo netikėto rusų kontrpuolimo, Ukrainos dronų operatoriai taikėsi į rusų karius jų apkasuose prie Stepovės, kaip matyti geolokuotame vaizdo įraše, taip užtikrindami, kad sausumos pajėgos susidurs su mažesniu pasipriešinimu. Tuo pat metu papildomi Ukrainos kamikadzės dronai smogė rusų transporto priemonėms ir motociklams, sumažindami jų galimybės kontratakuoti ar greitai persigrupuoti, palikdami juos be transporto ir manevro galimybių. Jau išstūmę rusų dalinius iš vakarų, Ukrainos kariai dabar spaudžia ir iš šiaurės, o šios nuoseklios pastangos sukuria dvigubą grėsmę rusų pajėgoms. Viena vertus, izoliuotos rusų pozicijos laukuose yra apsuptos taktikos lygmenių ir paliktos be tiekimo bei pastiprinimo. Platesniu mastu, keli rusų kontroliuojami kaimai taip pat atsiduria apsuptyje ir tai gali sukelti didesnį rusų pajėgų žlugimą, nes pozicijos išlaikytos po mėnesių sunkių kovų dabar atiduodamos po pirmojo ukrainiečių puolimo. Apsupties grėsmė ypač rimta, nes Ukraina verčia rusų vadus nuolat perdislokuoti ribotus rezervus, užuot sutelkus juos vienoje vietoje fronto stiprinimui. Nepaisant to, kad Rusija metė į kovą bent 3 jungtinių ginkluotųjų armijų dalinius, siekdama užimti Huliaipolę, rusų vadovybei trūksta pakankamai atsarginių pajėgų rezerve. Ypač pastebėtina, kad sustiprinusi savo pastangas, Rusija pietiniame flange prarado daugiau nei 10 000 karių, dauguma jų Huliaipolės rajone, kur kasdien eliminuojama daugiau nei 150 rusų karių. Rezervų trūkumas tik spartina apsupties dinamiką, nes Rusija negali sustabdyti Ukrainos kontratakų neturėdama pakankamai karių. Po sėkmingo duojo vektoriaus atidarimo iš šiaurės, Ukrainos vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis aplankė kelis netoli Huliaipolės kovojančių dalinių vadavietės, apdovanodamas karius už jų drąsą ir ištvermę. Tokie vizitai rodo pasitikėjimą operacijos sėkme ir naudojami planuojant kitus žingsnius su Ukrainos vadovybe, siekiant dar labiau išnaudoti situaciją ir apsupti kuo daugiau priešo karių. Tai taip pat suteikia tiesioginį, realių laikų gaunamą supratimą apie padėtį fronte, supaprastina vadovavimo grandinę ir leidžia priimti greitesnius, labiau pagrįstus sprendimus. Apskritai Ukraina sėkmingai koordinavo atakas iš skirtingų krypčių, siekdama ištempti rusų pajėgas iki ribos ir atverti silpnasias vietas, kurias galima išnaudoti papildomais greitais reidais. Jei šis spaudimas tęsis, šie proveržiai gali virsti dar didesnėmis apsuptimis, priversdami rusus trauktis, kad išvengtų didesnių nuostolių. Turėdami ribotas pastiprinimo galimybės ir tiekimo kelius esančius po Ukrainos ugnimi, rusai neturi kito pasirinkimo, kaip tik perkelti gyvąją jėgą iš kitų krypčių, kad stabilizuotų frontą čia, rizikuodami žlugimu kitur. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.